Mėlyjeji, gražiausias metų šventės tikėtina sutiksime būryje artimiausių žmonių. Vyksime pas giminaičius į kitus miestus, o tai reiškia paliksim savo namus tuščius. Tikiu, kad ši idėja gali patikti vagims. Nesupraskite klaidingai, nenoriu gąsdinti ir gadinti šventinės nuotaikos, kviečiu susipažinti su namų apsauga ir kaip išvengti vagystės išvykus iš namų. Taip yra pasitelkiamas efektyvinti mūsų darbą tiek dirbtinis intelektas, tiek kiti išmanūs sprendimai. Tomai, ar galiu paklausti, kuri apsaugos sistema yra pati efektyviausia? Sveikinuosi su ekskomisaro biuro pardavimų vadovu Tomu Žilinsku. Tomai, sveiki. Sveiki, Goda. Ar tiesa, kad šventiniu laikotarpiu padaugėja įsilaužimų į gyvenamosius namus? Taip, Goda, jūs esate absoliučiai teisi. Tai iš esmės padaugėja apie 10-20% vagysčių, bet padaugėja ir gaisrų bei užpilimų vandeniu namuose po žmonės. Tomai, mes filmuose matom, kaip vagiai ruošiasi vagystei, jie nusimato tikslą, nusimato aplinkybės. Ar mes galim juos pergaudrauti? Ką padaryti, kad jie net nesikesintų į mūsų namus? Kaip matote filmuose, pasiruošimą, stebimi namai, fiksuojama, kada yra išvykstama iš namų. Tai, žvalgyba vagių vyksta gana panašiai, vyksta žinoma ilgesnį laiką, kadangi filmuose parodoma, kad stebimi namai vieną kartą ar porą kartų ir juos įsilaužiama. Tai vyksta periodiškai, o šventinis laikotarpis apskritai yra laikas, kai vagys taipogi žino, kad tuo metu galimai nebūsime namuose, būsime išvykę. Tai visų pirma, norėčiau paminėti, jog nesidalintumėte socialiniuose tinkluose savo atostogų akimirkomis, kol esate išvykę. Antra, kas tikrai irgi yra svarbu ypač šventiniu laikotarpiu, tai siuntos, kurias mes gauname, nepalikime jų prie durų, geriau paprašykime kaimynų, jog jie priimtų mūsų siuntas, kadangi nusikaltėliai jie irgi stebi, ką mes gauname, kokius vertingus daiktus ir pagal tai renkasi, ar įsilaužti jūsų namus ar ne. Trečia, norėčiau paminėti, jog yra svarbu tikrai patikrinti, ar yra užrakintos durys, ar yra uždaryti sandariai visi langai ir taipogi žmonės kartais daro klaidas, palieka raktus po kilimėliais, tai to nedarykim. Ketvirta, ką dar tikrai norėčiau irgi akcentuoti, tai yra apšvietimas lauke, bei žinoma vaizdo kameros, kurios taipogi ne tik tai atbaido, bet padeda užkirsti kelią nusikaltimams. Dirbtinis intelektas, veidų atpažinimas ir kitos išmanios technologijos, ar šiai dienai jūs naudojate tai namų apsaugai? Taip, yra pasitelkiamas efektyvinti mūsų darbą tiek dirbtinis intelektas, tiek kiti išmanūs sprendimai. Jie yra naudojami stebėjimo pulte, efektyvinti reagavimo laiką tiek pačiuose greito reagavimo ekipažuose, kad kuo greičiau atvyktume į jūsų saugomą objektą ir užtikrintume apsaugą. Man atrodo, to ir tikisi jūsų klientai, ar ne? Mes to tikimės ir jie tikisi, ne veltui mūsų šūkis yra būk ramus. Tomai, ar galiu paklausti, kuri apsaugos sistema yra pati efektyviausia? Negalėčiau išskirti vienos pačios efektyviausios saugos sistemos. Tai priklauso nuo kiekvieno kliento tiek poreikių ir galimybių. Ir mūsų specialistai kiekvienam klientui parenka individualiai tą apsaugos sistemą. Ir pats naudoju belaidę apsaugos sistemą, tarkim ir čia matome pavyzdį būtent tos belaidės sistemos. Dėl ko belaidė? Dėl to, kad įsigijus būstą jis jau buvo įrengtas ir nesinorėjo papildomai daryti remontų, ko pasiekoje ir buvo pasirinktas toks sprendimas. Čia mes turim pavyzdį, būtent lauko judesio daviklį su kamera, kur ko pasiekoje yra fiksuojamas ne tik tai būtent judesys, bet yra perduodamas ir vaizdas tiek pačiam klientui, tiek ir vaizdas stebėjimo operatoriams, ko pasiekoje užkertamas kelias tam nusikaltimui ir greitai atvykstama į jūsų objektą ir apsaugoma. Pradžioje dar minėjote, kad galima apsisaugoti ne tik nuo vagystės, bet ir nuo gaisro, nuo vandens. Ar tai reiškia, kad aš dar papildomos įrangos turiu pirktis? Jeigu norime apsisaugoti nuo gaisro, mums reikalingi papildomi priešgaisrinės apsaugos davikliai. Jeigu norime apsisaugoti būtent nuo vandens užpylimo, yra specialūs davikliai būtent vandenio nuotėkiai nustatyti, ko pasiekoje galime išvengti labai didelių nuostolių savo.
technologijos tikrai yra pažengusios, bet man asmeniškai tikrai nebūtų jauku, jeigu aš būčiau išvykusi iš namų, suveiktų apsaugos sistema mano namuose, žinočiau, kad kyla pavojus, bet niekas neatvažiuoja patikrinti. Nežinau, kaip jūs vadinat tą greitąją ekipažą, ar kaip ta komanda vadinasi su automobiliu ir švyturėliais, bet kada tai yra nepakeičiama? Aš sakyčiau, visais atvejais mes turėtume pasirūpinti savo namų saugumu, būtent aktyvindami apsaugos sistemą ir sujungdami ją su apsaugos tarnybos pultu. Tikrai yra be galo svarbu, bet kaip ir minėjot, greito reagavimo ekipažo atvykimas, ko pasiekoje ir turime saugumą ir saugius namus. Pabaigai, tai ką kiekvienas žmogus turėtų žinoti prieš išvykstant iš namų, turint ar neturint apsaugos sistemą? Svarbiausia, būkite budrus ir atsakingi savo namų saugumo atžvilgiu. O jeigu jau nepavyko pasirūpinti savo namų saugumu ir tenka greitai kažkur išvykti, tai galite kreiptis į mus, mes tikrai turime ir ekstra greitai įgyvendinamų sprendimų, ko pasiekoje padėsime jums apsaugoti jūsų svarbiausią turtą. Piktas šuo, aukšta tvora ar netikra vaizdo kamera, bijau, kad gali nesuveikti. Kad būtumėt saugus visus ištisus metus, labai siūlau kreiptis į ekskomisarų biurą. Jų tikslas – saugus klientas. Kontaktai apačioje. Būkite saugus.